Treneri, tai koks būtų jūsų bendras komentaras apie šiandienos rungtynės ir galbūt išskirtumėt kažkurios kėlinius? Komentaras toks, aišku, gaila, kad pralošėm, bet vyrai kovojo. Nuo pradžių gal šiek tiek pradžios rungtynėse dominavo Ukraina. Mes šiek tiek gal, sakoma, pažiūrėjom, ką jie gali, ką jie moka. Kentėjom, stovėjom ir bandėm kontratakuoti. Turbūt pirmas kėlinys toks sunkesnis buvo, po to įsivažiavom ir trečią kėlinį, manau, bandėm atsilošinėti ir kažkiek gal ir dominavom, šiek tiek lipom ant vartų, daugiau metėm, bandėm eiti damušinėti, bet gal šiek tiek sėkmės pritrūko, bet atsidavimas ir noras, tai manau, buvo 100% visų. Jeigu prašyčiau palyginti vakar dienos rungtynės su Kazachstanu ir šiandien su Ukraina, ar ženkliai skiriasi čia du varžovai? Ir mūsų žaidimas galbūt? Žaidimas taip. Ne tai, kad ženkliai skiriasi, o turbūt vakar aplamai nelabai žinojom, ką šitam divizione tikėtis. Taip, koks mūsų lygis, koks komandų lygis, bet pamatėm, kad galima žaisti su bet kuo. Jeigu žaisim disciplinuotai, atsakingai, laikysime žaidiminio plano, tai galima tikrai žaisti su bet kuriais priešininkais ir bandyti kabintis už rezultato. Tai vakar gal šiek tiek mes buvom atsargesni. Taip pat išnagrinėjom savo klaidas, pažiūrėjom, kur galim būti geresni ateityje ir manau, šiandien todėl buvo šiek tiek gal lengviau žaisti. Taktiškai, poziciškai, ypač iš gynybos zonos stengiamės greičiau išeiti, mažiau strigom nei vakar. Tai, tokių mini niuansų, manau, yra geresnių šiandien buvo. Ir sekantis varžovas bus Japonija. Ko galim iš šitos Azijos šalies rinktinės tikėtis? Kiek jau daug metų mes juos pažįstam, tai labai disciplinuota komanda, labai stengiasi vykdyti trenerio nurodymus. Taip, tai mes tuo pačiu turėsim atsakyti. Taip, tai dar išanalizuosim gerai jų žaidimą, kaip jie žaidžia gynybos zonai, puolimo zonai ir turėsime atsakyti tuo pačiu. Didžiausia disciplina, kuo mažiau, kad būtų baudos minučių, taip, kad kuo mažiau būtų žaidimo mūsų zonai ir daugiau žaidimo jų zonai. Ačiū ir sėkmės. Dėkui.